Penktadienį Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakultete įvyko meno kolektyvų šventė vienam sūkury. Jame dalyvavo atstovai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš svetur. Klaipėdos universitetui atstovavo garsus studentų dainų ir šokių ansamblis Vytinė, kuris buvo renginio iniciatorius ir organizatorius. Kaimynus latvius atstovavo šokių grupė Banga, o iš Lenkijos atvyko dainų ir šokių ansamblis Kartovo. Tautinio meno ansamblio Vytinė vadovė Irena Petrolionienė teigia, kad tai pirmasis toks festivalis, kada gali būti apjungiamos įvairių šalių kultūros. Man atrodo, pavadinimas kalba pats už save. Sako jis tai, kad vienam sūkury gali būti įvairių šalių kultūros. Kalbinti festivalio dalyviai teigia, kad ypač nustebino Lenkų kolektyvas, o žaviausia tai, kad visus čia susirinkusius vienija aistra šokiui. Labai smagu buvo pamatyti Lenkų kolektyvą, nes mes pas juos buvom nuvykę į svečius, bet nematėm, kaip jie šoka, tai labai smagu buvo juos čia pamatyti. Taip pat labai nustebino Lenkų kolektyvo pasirinkta muzika, nes jinai šiek tiek kitokia, nei mes esame įpratę. Gal tai, kad tokios tautos atvažiuoja pas mus, kaip Lenkai, Latviai, ir nors nemokam vieni kitų kalbos, bet mus vis tiek vienija aistra šokiui. Renginio pabaigoje svečiai buvo apdovanoti, o dalyvių ir žiūrovų emocijos plūdo per kraštus. Nuotaikos labai geros, iš tiesų visas emocijos dabar yra viršui ir laukiam dabar susipažinimo ir bendro vakaro. Oi, labai geri. Norėtųsi daugiau šokti. Nuotaika buvo pakili ir, kaip minėjo Tautinio meno ansamblio Vytinė vadovė Irena Petrolionienė, pranoko lūkesčius. Nuotaikos viršijo mūsų lūkesčius. Nes tikrai matėt, kokie nuostabus kolektyvai, labai saviti. Pasibaigus pasirodymams buvo surengtas socializacijos vakaras, kad skirtingų tautų atstovai galėtų daugiau pabendrauti ir labiau pažinti vieni kitus.